Wall Streetas panikuoja, o problema prasidėjo už 6000 mylių 2026 m. vasarą. Daugiau nei 320 000 Pietų Korėjos investuotojų per kelias valandas jų sąskaitos buvo likviduotos. Kodėl? Nes pelningiausia pasaulio įmonė ką tik padarė tai, ko nedarė jau 20 metų. Alphabet, Google motininė įmonė, per vieną ketvirtį sudegino $5,9 milijardo. Viską dirbtiniam intelektui. Technologijų milžinų manija dėl dirbtinio intelekto nėra neribota pinigų mašina. Tai yra vertę naikinanti juodoji skylė. Kai prekyba Seule sustos, New Yorkas bus kitas ir jūs pajusite pasekmes. Pastaruosius 5 metus JAV Nasdaq 100 ir Pietų Korėjos akcijų rinka Kospi beveik nekreipė dėmesio viena į kitą. 60 dienų slenkamasis koreliacijos vidurkis, tai yra kiek jie judėjo laikui bėgant, siekė 0,16. Tai iš esmės buvo tik foninis triukšmas. Iki 2026 metų vidurio jis smarkiai išaugo, pakilo iki 0,46–0,50. Kitaip tariant, abi rinkos juda kartu. Ir visa tai susiveda į vieną dalyką – dirbtinį intelektą. Pietų Korėja gamina aparatinę įrangą, kuri išlaiko JAV technologijų burbulą. Kiekvieną naktį Wall Streetas miega, o tokios kompanijos kaip Samsung ir SK Hynix pradeda prekybą. Jų pajamos, jų prognozės, jų panika – visa tai atsiduria Amerikos investuotojų prekybos ekranuose, kai jie baigia gerti kavą. Kai JAV prekiautojai pamato didelius Azijos aparatinės įrangos tiekimo nuosmukius, tai nulemia ir jų pačių elgesį. Jei toms įmonėms kyla problemų, tai sukelia grandininę reakciją, kuri paveikia tokias įmonės kaip Alphabet, kurios bando, bet nesugeba pasinaudoti dirbtinio intelekto infrastruktūros projektų privalumais. Korėjos vertybinių popierių birža yra viso dirbtinio intelekto sektoriaus sveikatos indikatorius. Ir tas indikatorius ką tik nustojo rodyti gyvybės ženklus. Už viso to slypi Google $5,9 milijardo grynųjų pinigų švaistymas. Tai atskleidžia uždarą iliuziją. Uždarą ratą, kuriame technologijų gigantai patys kuria savo paklausą. Nvidia gamina fizinius lustus, kurie maitina beveik visas pagrindinės dirbtinio intelekto sistemas pasaulyje. 2025 metais Nvidia investavo $100 milijardų į OpenAI. OpenAI didelę dalį tų pinigų panaudojo Nvidia lustams įsigyti. Pinigai išeina ir pinigai tuoj pat sugrįžta atgal. Nvidia pajamos atrodo stipras, OpenAI atrodo gerai kapitalizuota. Vertinimai kyla, bet uždaras ratas reiškia, kad jiems net nereikia mokančių klientų, kad balansas atrodytų gerai. Tai svarbiausia investuotojams ir akcininkams. Jie mato pinigų srautus ir pasitikėjimą dirbtinio intelekto sistemomis, todėl labiau linkę investuoti savo pinigus į panašias įmones. Ta pati problema nėra vien tik investicija, bet ir grąžos laiko klausimas. Skirtingai nei tradicinėse investicijose, kur žmonės tikisi grąžos per metus ar 2, daugelis dirbtinio intelekto investuotojų mano, kad tikroji grąža bus tik po 3 ar net 5 metų. Tas ažiotažas lemia antrąją priežastį, kodėl investicijos į dirbtinį intelektą tokios paplitusios. Tai FOMO – baimė praleisti galimybę. Investuotojai nori kuo anksčiau įžengti į rinką. Jei jie to nepadarys, kažkas kitas susižers visus laimėjimus, o tai gali būti milijonai. Nvidia nėra vienintelė, kuri vadovaujasi šią strategiją. Microsoft investavo milijardus į OpenAI, o tie pinigai sugrįžo Microsoft per debesų kompiuterijos sutartis. Tai tas pats ciklas, tik su skirtingais prekių ženklais. Tačiau būtent Google pinigų deginimas parodo, kas iš tikrųjų nutinka, kai įmonė bando konkuruoti tokioje aplinkoje, nesiremdama žiediniais sandoriais. Jie bando padengti infrastruktūros kūrimo ar reikiamos serverių apkrovos išlaidas. Alphabet sugebėjo per 3 mėnesius išleisti $44,9 milijardo. Visa esmė buvo ta, kad jie tikėjosi savo nuolatinio augimo, kuris padengtų išlaidas. Tai buvo rekordinis ketvirtis Alphabet. Pajamos pasiekė $119,8 milijardo, o tai yra 24% daugiau. Veiklos pelnas išaugo 30%. Taigi, Google paėmė šį pelną ir nusprendė sudeginti milijardus grynųjų. Alternatyva – pralaimėti dirbtinio intelekto lenktynes Microsoft, Meta ir Amazon, kurios visos pačios leidžia milžiniškas sumas DI plėtrai. Ne tik viena įmonė rizikuoja su dirbtiniu intelektu. Kiekvienas pagrindinis DI lenktynių dalyvis naudoja tam tikrą priedangą, kad galėtų išleisti daugiau, bet pranešti, jog išleidžia mažiau. Jei tai pasiteisina, tai vadinama tobula strategija. Apgalvota rizika, kuri atsipirko. Tačiau kol visi tie pinigai dingo į duomenų centrus, vystėsi antra istorija, kuri padarė padėtį Pietų Korėjoje dar blogesnę. Pasirodė pranešimas, kad Šanchajuje įsikūrusi Kinijos įmonė kuria savo giliosios ultravioletinės litografijos įrenginius. Būtent tokią įrangą, kuri naudojama pažangių puslaidininkių gamybai. Remiantis pranešimu, įmonė planuoja pagaminti 5 tokius įrenginius 2026 metais ir dar 20 kitais metais. Dauguma komponentų tiekiami iš vietinių šaltinių, o tik keletas dalių vis dar atkeliauja iš Japonijos. Po 2 savaičių paaiškėjo, kad įmonė vadinasi Shanghai Aishangna Electronic Technology Group, dar žinoma kaip Aishangna, ir kad dauguma jos akcijų priklauso valstybei. Ši žinia sukėlė didelį sujudimą rinkose. Esama gamyba beveik monopolizavo ASML, įsikūrusi Nyderlanduose. Tai dominuojantis tiekėjas giliosios ultravioletinės litografijos DUV ir ekstremaliosios ultravioletinės litografijos EUV įrenginių.
Tai yra įrenginiai, kurie iš tikrųjų išgraviruoja grandines ant lustų nanometro masteliu. Iš šių dviejų DUV laikomas mažiau technologiškai pažangiu, tačiau vis tiek duoda rezultatų. Tačiau ASML buvo uždrausta parduoti savo pažangiausias EUV sistemas Kinijai. Net jei Aishangas pagamins mažiau pažangę versiją vietoje, tai reikštų, kad Kinija staiga išsilaisvina iš taikomo eksporto draudimo, kuris riboja jos milžinišką pramoninį potencialą. Kai pasirodė pranešimas apie Aishango egzistavimą, Samsung Electronics ir SK Hynix akcijų kainos per vieną sesiją smuko daugiau nei 10%. Kartu su jais smuko ir Tokyo Electron bei TSMC, o baimė nebuvo abstrakti. Metus buvo manoma, kad intelektinės nuosavybės apribojimai ir eksporto kontrolė laiko Kiniją keleriais metais atsilikusią įrangos, reikalingos pažangiems lustams gaminti srityje. Analitikai vertino, kad atsilikimas siekia nuo 7 iki 10 metų. Tačiau rinka iš karto sureagavo į galimybę, kad Kinija gali šį atotrūkį sumažinti daug greičiau nei tikėtasi. Tačiau yra ir kita šios situacijos pusė, kuri kelia nerimą vadovams. Metų metus Kinijos įmonė siūlė patrauklias pasirašymo premijas, kad priviliotų inžinierius iš Samsung ir kitų Pietų Korėjos lustų gamintojų. Taip jos po vieną darbuotoją importavo dešimtmečius kauptas institucinės žinias. Lee Byung-Chulas, Suzhou instituto mokslinis bendradarbis, pareiškė, kad Samsung ir SK Hynix DRAM technologija jau buvo nutekinta į Kiniją. Jis taip pat mano, kad atskiras bandymas nutekinti HBM pakavimo technologiją buvo sustabdytas dar prieš ją iškeliaujant. Tačiau tai tik pusė problemos. Pietų Korėjos technologijų pramonėje kyla pilietinis karas. Samsung stebi, kaip jos lustų inžinieriai, pagrindiniai aparatinės įrangos kūrėjai, išeina pro pagrindinės duris ir prisijungia prie SK Hynix. Beprotiški dirbtinio intelekto pelnai buvo paversti ginklu. Darbuotojams viliojant siūlomi stulbinantys premijų paketai, siekiantys iki $500,000. Bendrovė, kuri turėtų ginti Pietų Korėjos puslaidininkių pranašumą prieš Kiniją, yra visiškai bejėgė, kai jos pačios talentai pereina pas vietinį konkurentą. Tai nėra neteisėta ir tai nėra nauja. Pramoninis šnipinėjimas, talentų karas ir Kinijos nuosava litografijos programa dabar kelia grėsmę Pietų Korėjos dirbtinio intelekto pramoniai, o pasaulinė DI rinka priklauso nuo šalies, kuri neturi atsarginio plano. Jei pigus kiniškas alternatyvus produktas pradės ardyti monopolį, visa finansinė bazė, kurią sukūrė Amerikos DI milžinai, sugrius. Tačiau Kinija tuo nesustoja. Ji turi dar vieną pasirinkimą ir gali užtvindyti pasaulinę rinką pigiais lustais, kad sužlugdytų Pietų Korėją. Arba ji gali visiškai uždrausti lustų eksportą, finansuoti savo DI industriją ir užgrobti daugiau nei milijardo žmonių rinką. Pramoniai, kuri veikia vien iš spekulacijų, tai yra milžiniška problema, nes dirbtinis intelektas nėra užbaigtas produktas. Dar 2023 metais Alphabet pirmininkas Jonas Yenesis sakė agentūrai Reuters, kad vienas bendravimas su dideliu kalbos modeliu kainuoja 10 kartų daugiau nei tradicinė paieška. Kai buvo atlikti skaičiavimai, papildomos dirbtinio intelekto paieškų išlaidos galėjo siekti $6 milijardus per metus. Google teigia, kad nuo to laiko šios vienos užklausos išlaidos smarkiai sumažėjo, net iki 33 kartų mažiau, nes aparatinė įranga ir modeliai tampa efektyvesni. Tačiau tai sukelia kitą problemą. Sumažėjusios išlaidos reiškia, kad produktų naudojamasi dažniau, o tai reiškia, kad sunaudojama daugiau išteklių. Tai tiesiog Jevonso paradokso pavyzdys. Technologijoms tampant efektyvesnėms, mes netaupome išteklių, mes tiesiog juos naudojame daugiau. 2025 metais pačio Google aplinkosaugos ataskaita pripažino, kad jų išmetamų teršalų kiekis išaugo 50%, palyginti su 2019 metais, kai dirbtinio intelekto tendencija dar nebuvo prasidėjusi. Technologijų milžinai degina pasaulį, kad apsaugotų produktą, kuris neturi aiškios paskirties. S&P Global Market Intelligence apklausos duomenimis, 2025 metais 42% įmonių atsisakė daugumos savo dirbtinio intelekto iniciatyvų. Tai daugiau nei dvigubai daugiau nei 17% užfiksuotų metais anksčiau. Vidutiniškai organizacijos atsisakė beveik pusės savo dirbtinio intelekto koncepcijos patvirtinimo projektų dar prieš jiems pasiekiant gamybos etapą. Biudžetai buvo patvirtinti, pilotiniai projektai sukurti, demonstracijos sulaukė plojimų posėdžių salėje, o tada niekas nebuvo įgyvendinta. Šis modelis jau turi precedentą – IBM. IBM daugelį metų ir milijardus dolerių investavo į Watson Health kūrimą, kuris turėjo tapti revoliucija dirbtinio intelekto pagrindų veikiančioje medicinoje. Jis turėjo skaityti skanavimus greičiau nei radiologai ir lyginti gydymo galimybės. Vietoj to, projektas buvo išparduotas dalimis 2022 metais. Dar prieš tai, kai plačiai paplitę DI, didieji kalbos modeliai, patraukė visuomenės dėmesį. Watson Health žlugo, nes nepaisant gerų rezultatų testavimuose, ne viena įmonė nematė, kaip tai galėtų joms atnešti pelno. IBM taip pat reikalavo, kad bet kuris potencialus pirkėjas atsisakytų savo esamos technologinės bazės ir pereitų prie Watson sprendimo, iš esmės apribodamas save viena išeitimi. $1 trilijono vertinimai yra paremti melu. Nekontroliuojamas augimas, grindžiamas investicijomis, kurios skatina dar daugiau investicijų. Tai korporatyvinis karuselė. Taigi, kas iš tikrųjų patiria nuostolius, kai svertas pradeda byrėti? Prisiminkite tuos Pietų Korėjos mažmeninius investuotojus ir tas 360 000 likviduotų sąskaitų. Na, 62% jų priklausė žmonėms iki 35 metų. Tai buvo jauni žmonės, kurie skolinosi pinigus, nes rinka kilo taip, kad tai atrodė ne kaip investavimas, o kaip žaidimas, kuriame visi laimi. Kai svertas smogė atgal, jis smogė tiems, kurie mažiausiai galėjo tai atlaikyti.
Kai kurie iš jų dabar liko skolingi brokeriams daugiau pinigų nei kada nors buvo vertos jų pozicijos. Tai paveikia ir Ameriką. Didelė dalis paprastų pensijų santaupų laikomų indeksų fonduose ir 401k pensijų sąskaitose yra sutelkta tose pačiose įmonėse, smarkiai investuojančiose į dirbtinį intelektą, kurios degina pinigus rekordiškai greitai. Kai mokate į pensijų sąskaitą, nepasirinkdami atskirų akcijų, dalis tų pinigų patenka į dirbtinio intelekto siekius nedidelėje įmonių grupėje. Nesvarbu, ar jums tai patinka ar ne. Pasyvus investavimas turėjo būti saugus, nuobodus pasirinkimas po dotkomų burbulo sprogimo. 2008 metų būsto krizė išmokė visą kartą nerizikuoti su atskiromis akcijomis. Vietoj to pats indeksas tapo koncentruotų statymo. Ir dar yra pensijų fondai. Viešojo sektoriaus pensijų fondai ir sąskaitos remiančios mokytojus, savivaldybių darbuotojus ir profsąjungų pensininkus vis labiau investuoja į tuos pačius į dirbtinį intelektą koncentruotus indeksus. Tai yra vienos iš svarbiausių ir mažiausiai matomų silpnųjų vietų visame šiame statyme. Nauda iš dirbtinio intelekto investicijų, jei ji kada nors visiškai pasireikš, atiteks toms įmonėms, kurios rizikuoja, ir vadovams turintiems akcijų opcionus. Jei įstatymas pasirodo klaidingas, nuostoliai tenka tiems žmonėms, kurie niekada neturėjo jokios įtakos tam sprendimui ir kurie mažiausiai gali sau leisti patirti tokią žalą. Ši dalis visada lieka nepastebėta, kai istorija pasakojama akcijų simbolių ir indeksų taškų kalba. Biržos griūtis – tai ne tik skaičiai ekrane, tai rizikos perkelimas. Ji perduodama nuo tų, kurie pasirinko rizikuoti, tiems, kurie to nepadarė. Blogiausia tai, kad tai ne pirmas kartas. 2024 m. rugpjūtį Japonijos Nikkei ir Topix indeksai per vieną prekybos sesiją smuko daugiau nei 12%. Tai didžiausias vienos dienos nuosmukis nuo 1987 metų. Priežastimi tapo netikėtas Japonijos banko palūkanų normos padidinimas, kuris sukėlė staigų jenos šuolį. Tai privertė staigiai uždaryti vadinamąsias carry trade pozicijas, kai investuotojai skolinosi pigias jenas, kad finansuotų statymus už tokius aktyvus kaip Amerikos technologijų akcijos. Kai dženas sustiprėjo, tie investuotojai turėjo parduoti, kad padengtų savo pozicijas, o tai dar labiau pakėlė dženos kursą ir sukėlė dar daugiau priverstinių pardavimų. Ta pačią dieną Pietų Korėjos Kospi indeksas smuko daugiau nei 8% ir prekyba buvo trumpam sustabdyta. Jei grįšime dar toliau, 25 metus atgal iki dotkomų burbulo, paralelės tampa dar ryškesnės. Tuo laikotarpiu, to burbulo piko metu, 20 didžiausių S&P 500 bendrovių sudarė 38% visos indekso vertės. Per 5 metus iki griūties Nasdaq buvo pakilęs 572%, pritraukdamas investuotojus, kurie niekada anksčiau nebuvo pirkę akcijų. Ką įvyko griūtis? Nasdaq per 2 metus smuko 78%, ištrindamas daugiau nei 5 trilijonus dolerių rinkos vertės. Ankstesnio piko jis nepasiekė dar 15 metų. Šiandien 20 didžiausių SP 500 bendrovių sudaro daugiau nei pusę visos indekso vertės, o maždaug 10 iš jų yra tiesiogiai susijusios su dirbtiniu intelektu ir puslaidininkiais. Investuotojų pateikiami argumentai, kodėl jie laiko akcijas, beveik identiški tiems, kurie buvo 2000-aisiais. Reikšmingo pelno dar nėra, tačiau dirbtinio intelekto srityje slypi neišnaudotas potencialas. O į šias technologijas investuojančios bendrovės stipriai jaučia FOMO. Šį kartą yra vienas didelis skirtumas. Per dotkom burbulo sprogimą sukurta infrastruktūra, šviesolaidinis kabelis, kurį nutiesė vėliau bankrutavusios bendrovės, niekur nedingo. Pigus, apleisti šviesolaidžiai vėliau tapo pagrindiniu interneto srauto kanalu ateinančius 2 dešimtmečius. Kažkas juos įsigijo už centus ir ant jų pagrindo sukūrė tikrus verslus. Tačiau dirbtinio intelekto infrastruktūra tokios dovanos nepalieka. Šių duomenų centrų lustai fiziškai nusidėvi per 1–3 metus, o didžiąją dalį savo ekonominės vertės jie praranda vos tik pasirodo naujos kartos įranga. Po 3 metų duomenų centras būna pilnas pasenusių lustų ir sugadina vietos aplinką, sunaudoja daug vandens, skleidžia triukšmą ir taršą, o taip pat sugriauna vietinę nekilnojamojo turto rinką. Jei statymas dėl dirbtinio intelekto nepasiteisina, tas duomenų centras tampa bevertis, tarsi metalo laužas. Dirbtinio intelekto era nepalieka jokio palikimo. Ji baigėsi milžiniškomis skolomis ir beverčiais technologijų likučiais, kurių po 5 metų niekam nereikės. Palyginus šias dvi istorijas, pasidaro nejauku. 2024 metais pamatėme, kaip greitai valiutos pokytis kitame pasaulio krašte gali tą pačią dieną sukelti dviženklį akcijų išpardavimą Seule. 2000-ieji parodė, kas nutinka, kai visa rinka įtikina save, kad potencialas yra tas pats, kas pelnas, iki pat to momento, kai taip nebėra. 2026 metų griūtis turi dalį 2024 metų sverto ir greičio kartu su 2000 metų koncentracija ir neteisingai įvertintų potencialų. Ir šį kartą vyksta tada, kai dvi rinkos, labiausiai su tuo susijusios, Pietų Korėjos lustų gamintojai ir Amerikos dirbtinio intelekto milžinai, yra labiau susietos tarpusavyje nei bet kuriuo metu per pastaruosius 5 metus. Iš tikrųjų, svarbus klausimas nėra, ar tai baigsis. Burbulai visada baigėsi. Klausimas yra, kas liks stovėti, kai svertas galiausiai nebeturės kur pasislėpti ir kas gaus sąskaitą, kurios niekada nesutiko apmokėti. O Kinija gali būti pasirengusi surinkti likučius. Norėdami sužinoti daugiau, pažiūrėkite, ką Kinija supranta apie dirbtinį intelektą, ko JAV nesupranta, kad pamatytumėte, kaip ji pasiruošusi sukrėsti technologijų sektorių, arba spustelėkite šį vaizdo įrašą.